Šiandien aš noriu pakviesti Jus šituo video, šitą gyvą žinutę į kursą, programą, kurią kūriau visą rudenį. Ji vadinasi Aš esu visatos ašis. Ta raudona linija, pagrindinė raudona linija, kodėl gimė šita programa, šitas kursas, tai yra savęs nevertumas ar per mažas savęs vertumas ir perfekcionizmas. Kuo ypatinga bus šita programa, šitas kursas, Aš esu visatos ašis. Šioje programoje bus labai minimaliai informacijos, kažkokios tai teorinės informacijos, teorijos ir maksimaliai praktikos ir patyrimo. Šią programą aš pavadinau simboliškai kelionę. Kelionė su 11 stotelių. Tai yra 11 gyvų susitikimų, kurie vyks online. Mes susitiksim stotelėje ir tą laikotarpį nuo vienos stotelės iki kitos, tai yra nuo vieno susitikimo mūsų iki kito, kiekvienas dalyvis keliaus savarankiškai, atlikdamas praktikas ir patirdamas. Ir jau susitikę kitoj stoteliai mes galėsime pasidalinti savo patirtimis, taip kaip kelioniai. Taip, įsivaizduosime, kad mes keliaujam traukiniu, išlipam iš traukinio, pavaikštom po kažkokį tai miestą, po kažkokią tai teritoriją ir vėl susirenkam į traukinį. Ir ką mes, kai susirenkam, mes pasakojam savo įspūdžius, o ką aš patyriau toje ekskursijoje, tame pasivaikščiojime. Tai aš tikiu, kad iš šitos kelionės kiekvienas keliautojas, tai yra kiekvienas kurso ar programos dalyvis, parsiveš autentiškas kūrybiškumo formas, nes kūryba yra be galo platus apibrėžimas, be galo plati sąvoka. Tai kiekvienas parsiveš tai, su kokia intencija jis leisis į šitą kelionę. Aš giliai tikiu, kad kiekvienas kūrėjas, ką jis bekurtų, jo kūrinys yra skirtas jo vidiniai kažkokiai tai problemai išspręsti ir transformuoti į šviesą. Tai aš giliai tikiu, kad pirmiausia, tai šitos programos, šito kurso reikėjo man pačiai. O tada aš jau pamačiau, kad ta problema yra tikrai labai plati ir tas savęs nevertumas, savęs nuvertinimas ar per didelis perfekcionizmas, tai yra siekimas kažko tai ir išlikimas nepatenkintų yra dėl to, kad kažkokios tai dalys vidinės yra nepatenkintos, nemylimos ar nepastebėtos. Šitos kelionės pagrindas yra prisiminimai. Aš iš karto pasakysiu, kad čia nesužinosite visiškai nieko naujo, nebus naujų dalykų, bet bus priminimai. Priminimai, labai svarbus priminimai, kai jūs prisiminsite svarbius dalykus, kurie, tikiu, pakeis tolimesnę jūsų kelionės kokybę. Prisiminimų atgaivinimas, jisai suaktyvins intuiciją ir iš šitos kelionės
kiekvienas žmogus parsiveš kaip dovaną, taip, kaip iš kelionės kažką tai parsivežame, gyvas žinias, kurios bus įgytos per patirtis. Ir tos gyvos žinios padės sukurti tas kažkokias tai naujos kūrybos formas. Ir jos bus visiškai autentiškos. Reiškia, kiekvienas dalyvis parsiveš iš kelionės visiškai autentiškas dovanas. Ir tai padės jam dar labiau sustiprinti vidinio meistro savybes. Juk mes kiekvienas savyje turim tą vidinį mokytoją, vidinį guru, vidinį meistrą. Tai per šitas gyvas patirtis, kurias patirsite atlikdami praktinės užduotis, tikiu, kad sukursite kažką tai labai labai gražaus, nuostabaus ir prasmingo, kuo papuošite savo gyvenimą ir tuo pačiu pasaulio gyvenimą. Jeigu kyla kažkokiu tai klausimu, kviečiu susisiekti asmeniškai su manim ir mes aptarsime, tiesiog išsiaiškinti, ar šita kelionė yra jum ar ne. Linkiu nuostabaus, lėto, žemiško laiko. Iki.